Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną mūsų laidos svečias, profesorius, teisininkas Ignas Vėgėlė. Sveiki, Ignai. Labą dieną. Malonu Jūs matyti. Malonu, kad kviečiat, ačiū. Šiandieną aš norėčiau su Jumis pasikalbėti kaip su profesionaliu teisininku apie tai, kas mūsų vyksta teisinėje sistemoje. Nes šiandieną mano telefonas jau išties raudonas nuo klausimų ir nuo žmonių skambučių. Kas vyksta? Kas vyksta pas mus valstybėje ir ar mes turime iš tiesų teisinę valstybę, nes paskutinis turbūt toksai disonansinis įvykis buvo Kauno apygardos teismo sprendimas išteisinti poną Šiliauską. Žmonės klausė, kas tai yra, ar iš tikrųjų tai yra geras sprendimas, kad kalėjimai tiesiog toliau gadina žmonės, daro rimtesnius svečių nusikaltėlius ir jį reikėtų atleisti, ar tai tiesiog yra valstybės skatinimas korupcijos, nes kada žmogus, kaltinamas per ilgą veiklą, per 3 metus surinkęs 240 tūkstančių kyšių ir po to pasakęs, kad aš gailiuosi atleidžiamas nuo bausmės, tai geras pavyzdys turbūt yra kitiems užimantiems aukštas pareigas valdininkams toliau imti kyšius. Tai kaip Jūs vertinate? Jūs palėtėte 2 iš karto temas ir jos yra tokios, kad mes galėtum prie kiekvienos kalbėti turbūt visą laidą. Aš pabandysiu labai trumpai kažkiek, kiek tai įmanoma jas atskleisti. Tai pirmas dalykas bendrai apie teisingumo sistemą. Teisingumo sistema, mes visi žinom konstitucinę tą nuostatą, kad teisingumo vykdo teismas ar ne. Bet šiaip teisingumo sistema yra daug platesnė. Jinai sudaryta ne tik iš teismų, bet šalia teismų yra prokuratūra, yra iki teisinio tyrimo organai įvairūs kiti, ten policija ir taip toliau, FNTT, STT, žvalgybos institucijos ir visi kiti. Šalia yra nepriklausomų visai eilė institucijų, tai advokatūra, notariatas, antstoliai ir taip toliau ir taip toliau. Tai teisingumo sistema nėra vien tik teismas, jinai yra daug platesnė. Bet žinoma, teisingumą vykdo teismas ir kada tas teismas gali iš tiesų vykdyti tinkamą teisingumą, tai yra tik tada, kai jis yra koks skaidrus ir nepriklausomas. 2 pagrindinės sąlygos, kada teismas gali vykdyti teisingumą tokį, kokį mes norėtum jį matyti, ar ne? Ir tada ar mes turim nepriklausomą teismą, ES institucijos nuolat, kurios atlieka monitoringą teisingumo sistemų, abejoja neretai ir labai aiškiai pasako, kad to nepriklausomumo stokoja dėl teismų skirimo, teisėjų skirimo, ir mes čia žinom ir konstitucinio, net teismo teisėjai skiriami įdomiai, be jokio atšalimo laikotarpiu buvę politikai tampa staiga dalyvavę sprendimų priėmimuose, tampa konstitucinio teismo teisėjais ir taip toliau. Ir tai yra visa ta didelė sistema, jinai nepriklausomumo stokoja dėl to, kad jinai jau turi kvapelį tokio politizavimo didelio. Jūs, gerbiamas Ignai, pasakėte dabar apie konstitucinį teismą. Tai aš skaičiau komentarą ir ne tik man ir žmonėms užkliuvo buvusio konstitucinio teismo pirmininko pono Žalimo pastebėjimas, kad nekomentuosiu, man viskas aišku dėl Kauno apygardos teismo sprendimo. Tai ką reiškia viskas aišku? Žmonėm neaišku. Tai gal Jūs galėtume tai padaryti už buvusį konstitucinio teismo pirmininką ir pasakyti, kas tai yra aišku? Aš, žinot, nenorėčiau kalbėti už buvusį teisėją, kuris, mano supratimu, metus buvo konstitucinėme teisme. Abejotino teisėtumo buvimas jo buvo, juk jisai pasibaigus kadencijai dar pratęsė savo buvimą beveik metus. Ir ten tų visų istorijų ir kitokių dalykų ten apipinta apie šį asmenį yra daug, bet aš paliksiu jį, tegul jisai lieka toks, koks yra. Grįšiu prie to, apie ką kalbėjom ir einu ne nuo bendrųjų dalykų, prie bendrųjų, sakome, mes čia galėtum valandą. Apie tą aiškumą, apie konkretumą. Žiūrėkit, kas yra teisingumas? Teisingumas yra ne tik tai, ką pasako teismas, bet mes kiekvienas jaučiam teisingumą. Jūs jaučiate teisingumą, aš jaučiu teisingumą, ar ne? Kiekvienas žmogus jaučia teisingumą. Kodėl jis jaučia ir kada jis jaučia neteisingumą? Tada, kai tu gali palyginti situacijas, 2 panašias situacijas ir teismo sprendimai yra skirtingi. Tarkim, jūs sakote, žmogus ten 3 metus kažkoks nuolat ėmė kyšius, pats pripažino jo, sako, ėmiau tos kyšius jo, man trūko ten vaikam, bitėm ar dar kažkam tai ar ne. Ir šalia to mes matome kitą
kažkokį tai atvejį, kur žmogus yra nuteisiamas net ir realia laisvės atėmimo bausme už kažkokią tai turto pasisavinimą, turto vagystę ir panašiai, kurio vertė to turto yra ne 100 000 eurų, bet tarkim ten 100 ar nu, gal 100 ne, bet keli tūkstančiai eurų. Taip? Ir tada žmonės jaučia neteisingumą, nes dvi situacijos panašios ir turi būti panašios išvados, ar ne? Ateina į Seimą ponaitis ir visus siunčia pačiais bjauriausiais rusiškais keiksmažodžiais ir lietuviškais reiškia keiksmažodžiais ir visais organais ir jam paskiriama 25 eurų bauda. Taip? Reiškia. O šalia to žmogus, kuris Facebook'e parašo kažką, tarkim, angėjų, pavyzdžiui, kažką, tai ar ne, jam iš karto skiria, ne 25 baudą, bet 100 baudą. Adekvatumo pasigenda. Ir žmogus supranta, kad nėra lygiavertiškumo, ar ne, ir tada nėra teisingumo, nes teisingumas tai yra savijauta. Vieną aspektą reiktų pasakyti dėl tos bylos, apie kurią jūs paminėjote, jin dar nesibaigia, ar ne? Tai yra pirmos instancijos teismo sprendimas. Dar gali būti ir kitų sprendimų, todėl mes neturim skubėti. Teismų sistema ir yra tam, kad galėtų viena kitą taisyti, ar ne, apeliacinė instancija galėtų pataisyti pirmos instancijos teismo sprendimą, bet pirmos instancijos teismo sprendimas, jisai kelia tam tikrų abejonių, mes nesam detaliai susipažinę su byla, kad galėtum iškart pasakyti blogas. Aš sutinku. Bet tam tikrų abejonių kelia. Minimum, ką galėtų padaryti teismas, tai išeiti ir paaiškinti, kodėl šitoj byloje sprendimas yra toks. Aš norėčiau, Ignai, perduoti jums dar vieną žiūrovo klausimą iš tiesų, nes tai tą pačią temą, ką jūs kalbat, kad paaiškinti. Nes manęs klausė, sakė taip, kad teisėjas motyvuodamas paskirimą, realiai netimdamas laisvės, apeliuoja į tai, kad jisai visą laiką elgiasi sąžiningai, supranta ir gailisi. Ir manęs klausia, tai ar tai yra iš tiesų gailisis, kai jisai prieš kurį laiką, viešai nuskambėjo mas medijoje, pripažinimas jo, kad jisai veikė organizuotojų nusikaltėlių grupėje. Ir į tą grupę įtraukė merą, jo sūnus, kaltindamas juos, kad vertė daryti nusikalstamą veiką. Dabar jis apie tai nekalba. Tai reiškia, ar iš tikrųjų gailestis ir nuošingumas, kad jis bando kaltinti merą, jo sūnus, kitus asmenys, save pavaizduodamas kaip auką, ne? Paskui praėjo kiek laiko, plokštelė apsivertė ir jis jau apie tai nebekalba. Tai čia tikrai yra gailestis ir nuoširdumas apie padarytą veiką? Žiūrėkit, teisingumo vykdymas teisme, jis yra rungtyniškas. Kitaip tariant, yra prokuroras ir yra advokatas. Prokuroras kaltina ir pateikia kaltinamuosius faktus, advokatas pateikia lengvinančias aplinkybės, galbūt sutaręs kartu su kaltinamuoju, kartu pateikia ir visas kitas aplinkybės, kurios leidžia suabejoti nusikaltimo padarimu. Šiuo atveju mes turime pripažinimą, kad nusikaltimas padarytas, taip? Ir tada mes turim krūvą lengvinančių aplinkybių. Iš tiesų, tai, apie ką jūs kalbate, yra lengvinančios aplinkybės pagal baudžiamąjį kodeksą ir ko gero tai yra, protingas sprendimas, kaip reikėtų elgtis tokioje situacijoje, atėjus iki tokios įrodymų, turint tokią krūvą įrodymų, taip spėju, nemačiau bylos. Tai, kad taip elgėsi kaltinamasis, kiekvienas sėdėdamas kaltinamojo suolė, jisai norėtų išvengti bausmės arba gauti kuo mažesnę baudą, ar ne, arba kuo mažesnę sankciją. Čia yra teisėjo prerogatyva ir labai atidi prerogatyva nuspręsti, ką pasirinkti ir kokias lengvinančias ir sunkinės aplinkybės paimti ir kokią bausmę duoti, ar ne? Ir mes suprantam, kad bausmė 65 000 eurų, ar kokia ten buvo bausmė, jinai yra neadekvati greičiausiai prie padarytos visumos nusikaltimo, ar ne? Net jeigu nekalbam apie realią laisvės atėmimo bausmę, ir sakoma, prokurorai inkriminuoja 240 000, nesunku paskaičiuoti, kiek tai sudaro realiai ketvirtadalį. Tai šitie pinigai bus paimti, ar ne, bet šalia to yra skiriama 65 000 bauda. Tai, tikrai tam tikro neadekvatumo kiekvienas turbūt jaučiam, ar ne, kiekvienas tą jaučiam, bet vėlgi neskubėkim vertinti. Teismų sistema turi, reiškia, patikrą savo ir ateis apeliacinis teismo sprendimas ir mes tada matysim galutinai. Bet aš sutinku su jumis, man irgi kelia tam tikrų klausimų, kuriuos
teismas, paleisdamas tokį sprendimą, privalo paaiškinti minimum, ką turėtų daryti. Ir čia, kas labai pagelbėtų, tai pagelbėtų visuomenės atstovų dalyvavimas teismo kolegijoje. Čia tikrai labai pagelbėtų, nes tokiose bylose, korupcinėse, nusikaltimui prieš asmenį, ypatingai vaiką, seksualiniai, pavyzdžiui, nusikaltimai, ar ne? Va čia tikrai, arba nužudimai įvairūs, ar ne? Čia tikrai būtų labai sistemai sveika turėti iš šalies žmogų, visuomenės atstovą, ar tarėjas būtų, ar kaip jį pavadinsim, yra keletą sistemų, nenoriu lyst labai giliai nulysim, bet kad būtų tas, kuris galėtų pasakyti, o aš jaučiu, kad čia neteisinga. Aš tikiuosi, mes iki to daisim ir tikrai pasinaudosiu jūsų patarimu ir žiūrovam pasakysiu, neskubėkite, palaukime, kaip sakėte, tai yra ne tik tais pirmas teismo sprendimas, bet ne paskutinis ir jeigu tai yra kažkas tai, negerai, iš tiesų tai bus, tikėkime, pataisyta. Tikėtina, kad galbūt bus pataisyta. Taip. Bet yra dar vienas klausimas, kur taip pat disonuoja visuomenės, tai yra klausimas apie tai, kad įmonė, kur turi 70, beveik 5% 1/100 valdo turto finansų ministerija, kalbu apie Ignitis Group, turėtų pagal valstybės kontrolės išvadas gražinti mokesčių mokėtojams 160 milijonų eurų. Ir jų pasakymas, kad mes tai padarysime po 15 metų, iš tikrųjų nukelia tam tikrų vėl abejonių dėl to, kaip dirba teisėsauga ir kur jinai žiūri. Nes jeigu tai būtų valstybė, tai nieko keista nebūtų. Valstybė jau per krizę nusavino pensininkų pensijas 8 metais, tai yra valstybė. Kartais jinai turėdama gerų tikslų su žmonėm pasielgia blogai. Bet dabar yra atvejis šiek tiek kitoks, nes beveik 25% akcijų valdo privatus juridiniai ir fiziniai asmenys, aš nežinau, bet ne valstybė. 75% tik yra finansų ministerijos Ignitis Group. Ir ESO yra jų dukterinė įmonė ir jinai skolinga 160 milijonų gražins po 15 metų. Kodėl mes turime visi mokesčių mokėtojai finansuoti taip pat dalį fizinių asmenų? Kodėl? Čia skandalingas atvejis, apie kurį jūs kalbat, tai yra vėlgi iš tos pačios teisingumo sistemos. Dabar jeigu jūs nesumokėtumėt VMI mokesčių, ar ne? Ir ar leistų jums valstybinė mokesčių inspekcija mokesčius sumokėti po 15 metų? Turbūt, kad neleistų, nes nesumokame tik vis tiek dar planuojama pelno mokestį, dar pelno negavę susimokama. Jūs čia kalbate apie tą, reiškia jo, iš ankstinį mokėjimą, bet avansinį vadinamąjį mokėjimą, bet kalba yra labai aiškiai, neleistų, net ir susitarti neleistų dėl 15 metų. Net ir VMI galima susitarti, jeigu esi blogoj padėty, taip toliau, beje, ESO nėra tokio blogoj padėty, bet leidžia susitarti dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo. Neleistų, mano žiniom nėra buvę nei vieno. Aš atsiprašau dėl blogos padėties. Iš tikrųjų, gal jie blogoj padėty, nes turėtų pasitvirtinti rugsėjo mėnesį įsimokėjimą dividendų apie 40 milijonų eurų. Tai blogoj padėty per maži dividendai, bet čia aišku juoko formatas yra sarkastiškai, bet kalbant apie valstybinę mokesčių inspekciją, man nežinoma toks atvejis, aš negirdėjau, kad būtų tokiam terminui leista ir manau, kad tikrai tokios sutarties nėra buvę istorijoje 15 metų atidėjimo, ar ne? Tai vat ir žmonės jaučia neteisingumą. Tai jeigu man neleidžiama padaryti to, net sutartimi su valstybinė mokesčių inspekcija, jeigu aš tikrai net blogoj padėty būdamas to negaliu padaryti, o ESO, kuri išsimoka dividendus, kur yra komercinė įmonė dabar tapusi, ar ne, nes jos dalis kapitalo nebepriklauso valstybėje, priklauso privatiem asmenim, jinai gali tai daryti, tai ar tai yra teisinga? Neteisinga. Akivaizdu, dabar einu tolyn. Žiūrėkit, įdomiausia yra, kaip tai yra aiškinama, taip? Kaip tai yra aiškinama, kodėl tai yra neteisingas? Kodėl ESO sumokės, reiškia, per 15 metų, dabar ten biški mažina savo, gal per 12, gal per 7, ne? 14,5 gal. Ar 14,5. Kodėl? Sako, nėra teisės aktų, kurie pasakytų, kaip mes tai turėtumėm daryti. Tai yra melas. Tai yra atviras melas visuomeniai. Yra teisės aktai, yra civilinis kodeksas, kuris labai aiškiai sako, ką turi padaryti asmuo padarę žalą. Ir meluoja valstybės valdoma įmonė. Žiūrėkit, žala privalo būti atlyginama visiškai. Civilinio kodekso norma. Niekur nepasakyta, kad gali kažkas padarę žalą laukti 15 metų. Tai yra niekalas.
Dabar žiūrėkit, jeigu žmogus, kodėl aš sakau, žala turi būti atlyginama visiškai. Tai jeigu po 15 metų jums sugrąžins tą pačią sumą, ar po 12 metų, tai jūsų ta suma bus mažesnė, negu kad jūs patyrėte žalą dabar. Kodėl? Tai kad infliacija per pastarosius 3 metus yra beveik daugiau negu 30%. Infliacija 3 metų yra 300%. Kitaip tariant, prieš 3 metus jūsų turėti pinigai, lyginant su ta pačia suma, dabar yra 30% mažiau. Tai jeigu jūs turite dabar 100 eurų, tai prieš 3 metus jūs turėjot 130, beveik 130 su kapeikom eurų. Aš manau, kad šitą įmonių grupę diskonto normą irgi skaičiuoja. Tai akivaizdu. Tai dabar žiūrėkit, einant tolyn, kas man kelia didžiausią čia nerimą, kad kalba apie tai, kad nėra teisės aktų, kad čia tai yra melas. Aš svarstau įvairius veiksmus ir ko gero, jeigu pavyks ir prokuratūra neapgins viešo intereso, dėl to, kad yra pasikreipimas padarytas į prokuratūrą, kad prokuratūra šiuo atveju gintų viešą interesą, reikia sulaukti prokuratūros atsakymą. Prokuratūra, manau, per 30 dienų pateiks atsakymą, ar pradeda, reiškia, teisminį procesą, ar teisminį procesą nepradeda. Jeigu prokuratūra nepradės teisminio proceso, na, žinokit, tada reikės kviesti žmonės ir daryti kitus veiksmus, jau teisinius veiksmus, nes negali asmuo, kuris padarė neteisėtą veiką, tą pasakė valstybės kontrolė, tas ESO padarė neteisėtą veiką, taip, sukūrė žalą jums ir man ir sakyt, kad jo, viskas tvarkoja, po 15 metų atsiskaitysim. Pirmas, kas man ir turbūt viso šitoj kalboje, turbūt esminis dalykas, ko man trūksta ir ko aš negirdėjau kol kas. ESO vadovų atsakomybė. Ar mes kalbam apie atsakomybę asmenų, kurie padaro tokio dydžio žalą ir maža to žalos nepuola atlyginti, bet sako, kad mes dar atidėsime 15 metų. Pirma, ką turėtų, ir čia ne vien ESO vadovai, čia politikai privalėjo paklausti ESO vadovo atsakomybės, pareikalauti toj pat. Gerbiamas Ignai, jūs iš tikrųjų, manau, žiūrovam atsakėte labai išsamiai užduotus klausimus. Ačiū Jums, bet mūsų laidai pabaiga aš norėčiau dar 2 klausimus labai trumpai. Tai pirmas klausimas. Mes palėtėm tik 2 epizodus, kurie liečia teisėsaugos darbą. Ar iš tikrųjų jinai dirba gerai be priekaištų, ar yra taisytinų dalykų? Jūsų trumpa reziumė. Akivaizdu, kad sistema, kaip ir visos sistemos, aš dabar Lietuvoje dėja, taip labai liūdnas bus mano tas pasakymas, aš nerandu Lietuvoje jokios sistemos, kuri veiktų nepriekaištingai. Dėja, mes visur šlubuojam, pradedant krašto apsaugą, kuri dėl karo Ukrainoje mes jau turėjome per 20 mėnesių kažką tai padaryti, mes tik dabar pristatom valstybės gynimo planą, įsivaizduojat, po 20 mėnesių karo šalia vykstančio, taip? Ir visos sistemos absoliučiai, tame tarp ir teisingumo sistema, joje yra labai daug blogų dalykų, teisingumo sistemoje tikrai yra ir čia beje prezidentūra turi labai didelės galės, prezidentas skiria didžiąją dalį teisėjų, net ir nederindamas per daug su kitom institucijom, ten su teisėjų taryba truputį, bet iš esmės diskrecija prezidento yra labai didelė ir čia reikėtų labai didžiulio akcento klausti prezidento, kad galų gale dar įdomu būtų ir patikrinti, kiek teisėjų gerbiamas prezidentas mūsų per šią kadenciją įstatė į teisėjų pozicijas, manau, bus 100. Ką reikėtų pirmiausia dabar imti ir padaryti, kad žmonės vėl pradėtų tikėti teisėsauga Lietuvoje? Atsiimti valstybę visų pirma reikia. Reikia, kad žmogus jaustųsi, kad yra valstybės šeimininkas. Ne politikai pasako, išsirinkot ir 4 metus laukit, o kad žmonės pasakytų, mums tas nepatinka. Jeigu mums nepatinka lytiškumo ugdymo programa, tai jin toj pat turi būti nuimta ir įsiklausyta į žmonių nuomonę, nes tai yra dauguma. Politikas ir valdžia yra tam, kad girdėtų žmogų. Ačiū Jums labai, Ignai, štai kad atvykote. Ačiū Jums už gražų pokalbį ir tikiuosi iki sekančių susitikimų. Ačiū. Šiandieną mūsų laidos svečias profesorius teisininkas Ignas Vėgėlė. Ačiū jam už tai, kad dalyvavo su mumis laidoje, atsakė Jums rūpimus klausimus. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Iki malonių susitikimų eteryje.